Mėly motociklų mylėtojai, aš Vaidas iš enduroservisas.lt ir šiandien noriu pakalbėti apie ateinantį sezoną ir paklausti visų, ar pasiruošėte jau sezonui, ar dar taip nelabai. Tai noriu parodyti, ką reikėtų pasižiūrėti ir patys galėsit nuspręsti, ar reikia jūsų motociklą vežti meistram, ar galite važiuoti ir nesukti savo galvos. Tai va, tai deduosi pirštinės, GoPro kamerą ir žiūrim. Taip, tai jungiamės į kitą kamerą ir pradedam nuo padangų būklės ir jų stovio. Tai norėjau paklausti, ar žinot, koks leistinas minimalus protektoriaus gylis yra motociklams vasaros metu. Tai nemanau, kad dažnas žino, bet jums priminsiu ir galbūt žinosit visam gyvenimui, tai kad motociklo protektoriaus gylis minimalus yra 0,8 mm. Sakysim, tai yra milimetras, bet jūs galite tai pasitikrinti ir kiekviena padanga tą turi turėti tokį štai indikatorių, kuri yra tiesiog juostelė, kuri įsikišus yra 0,8 mm ir jeigu šita juostelė jau liečiasi su asfaltu, tai padanga yra sudilus ir ją reikia keisti. Čia matom taip pat tokias juosteles, indikatorius, visur jie yra ir jeigu jie jau liečiasi su žeme, padangą reikia keisti. Toliau žiūrim padangą dėl visokių įkirtimų, įbrėžimų, įtrūkimų ir panašiai, kad jų nebūtų. Nes sprogus padangai turėsit problemų tikrai daug. Toliau padangų slėgis. Padangų slėgį privalu tikrinti nuolatos, tai patartina jį tikrinti prieš kiekvieną važiavimą. Aš tikrai taip darau, ypač prieš ilgesnės keliones. Būtent šis motociklas mano yra su pripūstos padangos po 2 barus ir man taip yra gerai, nes šios padangos yra ganėtinai kietos, jos pritaikytos visokiem gruntam, tai ir važiuoti ant asfalto daug kilometrų, ir truputį žvyrui, ir truputį purvui, tai jos yra ganėtinai kietos. Minkštesnėm padangom, aišku, gal kitoks slėgis naudojamas, bet aš atradęs, kad man veikia geriausiai 2 barai. Toliau ratlankiai. Pasitikrinam ratlankių skilimą, trūkimą ar įlenkimą kažkokį, kad nebūtų tokių dalykų taip pat. Aišku, šitie būtent enduro ratlankiai tai yra žymiai atsparesni visokiam smūgiam, bet jeigu turit lietus ratus, tai jie, aišku, įvažiavus į duobę dažniausiai trūksta, nes yra ganėtinai kieti. Šitie tiesiog sulinksta kraštas ir su juo dar galima važiuoti. Toliau einam į viršų ir jeigu turit špikiuotus ratlankius, privalu pasitikrinti špikius, ar jie yra neatsipalaidavę. Ir šiuo atveju Yamaha instrukcijai rašo, kad tiesiog paėmus bet kokį atsuktuvą ar geležinį daiktą, tai špikius tikrina pagal jų skambėjimą. Jeigu špikis neskamba, jį reikia paveržti.
jie turi turėti panašų garsą. Ir jeigu tas garsas yra toks duslus, kaip būtų toks, tai jį reiktų paveržti. Arba duoti ratlankį tiesiog, kad sutvarkytų meistrai. Einam toliau. Čia yra vis dar pirmas punktas. Iš pirmo punkto paskutinė dalis yra guoliai. Tai ratų guolis tikrinam paprastai, tiesiog paėmę patį ratlankį, paklibinam ir jeigu ne kliba, guoliai yra geri. Tai tiek iš pirmo punkto. Toliau antras punktas – stabdžiai. Stabdžių diskai, stabdžių kaladėlės. Stabdžių diskus taip pat žiūrim dėl skilimo ir sudėlimo. Tai čia jokių skilimų nėra, nes aš juos nesenai aišku uždėjęs, bet tiesiog prabėgti akimis, ar nieko blogo nėra. Ir aišku, pagal manualą galima pasižiūrėti jų ir storį. Pas mane yra apynaujai, tai nematuosim. Toliau einam prie kaladėlių. Stabdžių kaladėlės. Tai kiekviena stabdžių kaladėlė, aišku, turi minimalų storį, tą vadinamą sudėlimo, ir dažniausiai ant pačios kaladėlės tai būna tokios įpjovos, tokie greveliai. Tai jeigu tų grevelių jau nebesimato, reiškiasi, tos kaladėlės jau yra sudilę. Bet aišku, ne visą laiką tie greveliai matosi, nes pavyzdžiui, būtent galinių stabdžių, tai yra, jie dabar vertikaliai stovi. Tai jie, aišku, galbūt matosi ir iš apačios, jo, matosi. Tai čia yra dar kokie 2 mm kaladėlės. Šiaip manau, kad į kojo milimetro galima davažiuoti, bet jau po to būna pats stabdis labai toli rankenėlė. Ta prasme, reikia daug spausti, kad išgauti tą pačią jėgą, ką sudėjus naujas kaladėlės, tu turi iš karto prie pat pradžios rankenėlės bespaudžiant. Toliau, trečias punktas. Važiuoklės klibėjimas. Tai važiuoklės klibėjimas tikrinamas paprastai, paėmus tiesiog už vairo ir už rato, ir galima tą padaryti arba kažkur įrėmus, pavyzdžiui, koją, ir pasukinėti vairą. Tiesiog palaikyt ratą ir pabandyti pasukinėti patį vairą. Galinę ašį, tai manau, kad klibinant į šonus su visų ratu turėtų jaustis. Ar nekliba čia šakės guoliai. Dar vienas momentas, tai yra amortizatorių pats sandarumas. Čia pažiūrėkit,
ar nedrėksta pats štokas ir ar nėra subraižyti. Kažkokie skylę, sudilę, surūdyję ar kitaip keistai pasikeitę, nes jie turi būti tokio poliruoto paviršiaus visada. Prie galinio, aišku, prieiti sunkiau, bet tikrai jeigu bus jisai jau leis tepalą, tai dažniausiai bus ir dulkėmis aplipęs. Jisai toks greitai apsineša. Tai va, toks lengvas patikrinimas. Tai einam prie 4 punkto ir 4 punktas yra skysčiai. Skysčiai yra 3. Stabdžių, aušinimo ir motoro tepalas. Tai jie tikrinami ganėtinai paprastai, jokių čia stebuklų nėra. Būtent šitam motociklui tai turim išsiplėtimo bakelį, kurį, manau, pasišvietus ar nusiėmus bent jau tą apsaugėlę tikrai matysis. Šiuo atveju mes turim praktiškai maksimumą. Čia yra graduotė, viršų yra apačioj. Čia dar reikia dapilti. Tarp tų graduočių yra norma. Sekantis skystis yra stabdžių. Stabdžių skystį reiktų keisti kas sezoną maždaug, nes jisai bestovint ar benaudojant pritraukia drėgmės ir stabdžiai tampa nebe tokie efektyvūs. Šiuo atveju turim galinio stabdžių išsiplėtimo bakelį ir čia taipogi yra graduotė, maksimumas, minimumas. Tarp jų viskas ok. Dylant kaladėlėm, aišku, jisai mažėja, nes cilindriukai patys daugiau išeina iš suporto ir skystis mažėja. Reikalui esant, aišku, galima dapilti. Priekinių stabdžių turim indikatorių čia. Irgi pasišvietus, manau, kad puikiai matosi, kad jis yra pilnas. Šiaip yra graduotė taip pat, matosi. Jeigu žemiau šitos linijos, reiktų dapilti. Motoras skystis. Taipogi turi langelį. Tokį. Ir dabar ant pakreipto, aišku, nesimato, bet jeigu mes motociklą pastatom į jo natūralią būseną, matom, kad yra per vidurį langelio. Taipogi turi graduotę. Viršų ir apačioj, maksimumas, minimumas. Jeigu minimumas, per čia dapilam. Arba vežam pas meistrus, keičiam tepalus ir jie tą lygį sužiūrės. Penktas punktas yra grandinės ir žvaigždės. Grandinės ir žvaigždės reikia taipogi prižiūrėti, tepti ir plauti plius minus kas 1000 kokį kilometrų, žiūrint, kur važiuosit ir kaip ją naudosit. Bet elementarus būdas patikrinti, tai pagal manualą pasižiūrėti grandinės įtempimą. Tai matuojama yra tarp priekinės ir galinės žvaigždės. Čia su metru, su slankmačiu pasimatuojam, žinom, ar įsitampius ar neįsitampius. Žvaigždučių tikrinimas yra vizualiai žiūrint, jeigu nėra išgriaužto ravelio
į tempiamą pusę, reiškia, jos dar nesudilė. Tai čia puikiai matosi, kad žvaigždžių būklė yra ganėtinai gera. Bet manau, kad būtent grandinė ir žvaigždės turi atskirą temą, kaip ir tepalai motoro. Tai apie tai galima čia šnekėti valandas, diskutuoti, kaip kas turi būti. Bet iš esmės tai viską pagal naudojimo instrukciją, jeigu darysit, viskas bus gerai. Motociklas ir motociklo agregatai tarnaus jums ilgai. Tai paskutinis ir labai irgi svarbus motociklininkam punktas, tai yra šviesos. Šviesas, manau, žinot visi, tikrinam vizualiai, kaip ir visa šita patikra, kaip ir sakiau, realiai kažkokių tai specialių įrankių tikrai nereikalauja. Tai dažniausiai motociklo šviesos susižiebia jį užkūrus, tai vat mes jį užvesime ir pažiūrėsim. Manau, kad patys puikiai matėt, kad šita visa apžiūra yra praktiškai 10 minučių darbo, bet saugumo ir motociklo naudojimo atžvilgių labai praverčia. Tai va, mėly motociklininkai, toks yra trumpas patikrinimas. Patys matėt, nieko sudėtingo, tiesiog atidžiai prasižiūrėkit, prasipurtikit viską ir manau, kad su tokiu motociklu, kuris atitinka šios kriterijus, galima važiuoti, nesukti savo galvos. Yra, aišku, niuansų, bet čia yra pirmi indikatoriai, pagal ką yra prižiūrimas motociklas. Jeigu matot, kad kažkas blogai, reikia kreiptis pas meistrus arba tą detalę keisti ir remontuoti. O ką, daugiau toks vat mano patarimas jums, šitus dalykus pastoviai prižiūrėti ir manau, kad išvengsit nemažai problemų. Ir nepamirškit, kad 2 ratai tai ne 4, nuleista padanga, prakirstas ratas, ar ten kažkokia suplyšus padanga, ratlankis, špykis, ar kažkokie kiti niuansai, tai iš karto lygų praktiškai ligoninė, nes nukritus ant kokio 50-60 km per valandą galima rimtai susižaloti.
Tai va, tai manau, kad mano mintį supratot, reikia kreipti dėmesį į šitus dalykus ir tiesiog išvengti arba užbėgti įvykiams už akių. Jeigu kažkokių kyla klausimų, kažko nesuprantat, kažkokių reikia patarimų, skambinkit mum į enduroservisas.lt ir apsilankykit mūsų puslapį, pasižiūrėsit, ką mes, kokius darbus atliekam, ką mes galim pasiūlyti ir pasubscribinkit kanalą, palaikinkit video už pastangas, už galbūt gerus patarimus, už priminimą, nes daug kas pamiršta tą padaryti ir užmerkia akis ir važiuoja tiesiog rizikuodami. Tai aš linkiu jums gero ateinančio sezono, saugių kelionių ir susitiksim kelyje. Ate.